Po 10 metų pagaliau grįžau į Lietuvą. Čia bandžiau pamojuot kažkam prie perijos, bet eiktų nahui, visi tokie nemalonus, buvau biški pamiršęs jau. Visi čia susiraukę, nepatenkinti, gerai, einame Maksimą nusipirkti dešrikės. Jūs pasižiūrėkit nahui, kokias čia kainas Lietuvoje. Daktariška dešra, 10 eurų. Tu durns. Oh, you stupid, mate. Gerai, varom cigarų nusipirkti, čia tikrai pigesnį. Ok, kentukas secured ir dabar varom su vairu bordačiokė pas dantistę. Nes Anglijoje šią mašiną turėčiau parduoti, kad susitvarkyčiau tos dantis. Oi, labai skauda, bet bent jau nebe gelton dantis būsiu. Dantistė sakė, kad negaliu nieko valgyti dabar, bet nesakė, kad negaliu gerti alaus, tai nusipirkau ir atlikiu pakimarinti. Dabar mano nemėgstamiausia dalis, varau visus mokesčius susimokėti. Susimokėjau, blėt, ir liko dvacoks, bet aš tą dvacoką išleisiu prasmingai.